Labas, profesionali susitikimo pradžia yra didelė dalis sėkmės, todėl dabar papasakosiu apie tai, kaip yra viena iš metodikų, kaip pravesti profesionaliai tą susitikimo pradžią. Taigi, jeigu tai yra klientinis susitikimas ir mes kalbame apie sveikatą, tai aš klausiu žmogaus, kaip tu manai, kiek procentų dabar duotum savo iš 100%, kokia yra tavo sveikata fiziškai, fiziniai plotmėj? Tai yra, kaip tavo kūnas šiuo metu veikia ir jaučiasi. Ir kai kurie sako 80%, kai kas sako 70%, kai kas 60% arba 50%. Ir aš klausiu, kodėl, kas yra negerai, kodėl kas ar skauda, ar neveikia. Ir žmogus man papasakoja, kas yra ne taip. Ir galbūt, sakykime, aš kaip pavyzdį tik tai panaudosiu. Tarkim, skauda nugarą, kartais skauda galva, būna uždegiminiai procesai, bėrimai ant odos ir panašiai. Ir aš tada klausiu, gerai, supratau, o ką tu darai, kad būtų daugiau arba kad išlaikytum tokį? Pavyzdžiui, jeigu žmogus sako 90%, o sakau, fantastika, ką tu jau dabar darai, kad tu turi 90%. Ir tarkim, man papasakoja žmogus, kad aš ir sportuoju, ir prisižiūriu, ką valgau, ir naudoju papildus. O, sakau, fantastika, o kokius papildus naudoji? Na, tai naudoju omega-3, naudoju vitaminus ir panašiai. O, supratau. Kitas atvejis, kai yra, sakykime, duoda savo 50% ir sako, nu, aš gal galėčiau daugiau sportuoti truputėlį, gal mitybą galėčiau geriau prisižiūrėti. Vat ir vienu ir kitu atveju aš toliau galiu klausti, o ar tu norėtum daugiau turėti? Sakykime, jeigu tavo 80, ar norėtum turėti 90, 95? Tai dažnai žmonės sako, aš noriu 100 turėti. Na, o jeigu 50, tai akivaizdu, kad tikriausiai žmogus nori turėti daugiau. Tai kiek tu norėtum turėti? Ar 60, 80 norėtum? Norėčiau. Ir mes šiuo metu sutarėme su žmogum tada, kad jisai yra žemiau negu norėtų būti. Tai yra ties 80 nori būti ties 90, yra ties 50 nori būti ties 80 ir panašiai. Tai reiškia, mes įsivardinam, kad yra jisai nepasiekęs savo tikslo šitoj srityje būti aukščiau. Na ir tada aš išklausiu, tol klausinėju, kol pasibaigia visi variantai, ką žmogus tuo metu jau daro šitoj srityje, kad išlaikytų tą savo 80 arba kad pakiltų iki aukščiau. Na ir jeigu tame išvardinime neišgirdau, kad pasidarė riebiųjų rūgščių tyrimą, neišgirdau, kad omega-3 išsimatavo, ar jo papildas veikia, o gal jisai iš viso net nenaudoja jokio papildo omega-3. Ir jeigu tai yra taip, tai aš jau žinau, kad aš galiu pagerinti tam žmogui jo būklę, dėl to, kad išsimatavus tai jau yra pagerinimas. Nes jeigu mes pamatuosim riebiųjų rūgščių balanso tyrimą padarysim, tai pagerėjimas bus tas, kad žinosim, ar tai, ką žmogus daro, jau veikia ar ne. O jeigu jis nenaudoja papildų, tai greičiausia, kad sužinosime, kad jis yra labai toli nuo normos omega-3 kiekio kūne. Taigi, aš jau vien tik tai įsivardinęs su žmogum tikslus jo, tada įsivardinęs įsivardinam kartu viską, ką jisai daro šioje srityje, aš jau praktiškai žinau, ar aš turiu jam pasiūlymą ar ne, ir aš jau praktiškai esu bepralošiminėje situacijoje. Tai dabar toliau belieka tik tai sakyti, iš visko, ką aš išgirdau, tu esi nekaltas, kad esi ties 80 arba kad esi ties 50, nes aš matau, kad tu stengies, kad tu darai veiksmus, bet tu tiesiog nežinojai, kad yra dar kai kas, ką tu gali padaryti. Ir tas kai kas tai yra riebiųjų rūgščių tyrimas ir tai yra mišinys, kuris iš tikrųjų veikia, kuris grąžina žmonės atgal iki normos. Ir tada toliau man belieka tik tai paklausti, ar tu norėtum, kad aš padėčiau tau pasiekti tavo tikslą ir pasiekti daugiau nuo 50 perskelti iki 80, o gal nuo 80 iki 95. Jeigu žmogus sako taip, aš norėčiau, na, aš dar galiu pasakyti, kad yra 3 dalykai, kurie yra absoliučiai būtini, kad pasiektum didesnį procentą. Tai yra pirmas, riebiųjų rūgščių geras santykis ląstelėse, nes nuo to labai daug priklauso procesų kūne. Jeigu žmogui įdomu, aš galiu šiek tiek pagilinti tą informaciją, tačiau tai nėra būtina, kai kuriems žmonėms užteks to, kad aš žinau kelią, kaip pagerinti, o jisai bus tik tai kaip klientas, kaip vartotojas šitos paslaugos. Tai yra pirmas, riebiosios rūgštys ir jų santykis, visos riebiosios rūgštys ląstelėje turi būti normos ribose. Numeris 2,
yra skaidulos ir, reiškia, prebiotinės skaidulos, tos, kurias valgo gerieji mikrobai storajam žarnyne, kad storasis žarnynas būtų normos ribose. Numeris 3 yra vitaminai, mikroelementai ir visos mikromedžiagos. Visus 3, tai yra, mes vadinam juos sveikatos protokolų. Na, o jeigu biudžetas leidžia žmogaus, tai žinoma, naudosim visą sveikatos protokolą. Jeigu biudžetas yra mažas, mažesnis, tai bent jau naudosime 2 produktus, tai yra balanso aliejų ir skaidulas, yra zinobiotika. O jeigu dar mažesnis biudžetas, tai tada naudosime bent jau vieną produktą, tai yra balanso produktą. Na ir jeigu biudžetas iš viso labai mažas, tai galbūt naudosime pamažintą dozę balanso produkto. Taigi, ką tik tai papasakojau, kaip tai veikia, susitikimo pradžia, kai tai yra klientinis susitikimas, o dabar papasakosiu, kaip visa ta pati metodika veikia, kai yra partnerinis susitikimas. Taigi, partnerinis susitikimas, o gal aš tai įrašysiu kitame video. Taigi, šitam video atsisveikinu su jumis, tai yra klientinis susitikimas, o kitame video pasižiūrėsime, kaip vyksta partnerinis susitikimas.